Sėdėjimo meditacija. Kviečiu atsisėsti tiesiai, tačiau neįsitempti. Kojas padėkime pilna pėda ant grindų. Jų nekryžiuokime. Rankas laisvai padėkime ant kelių. Tiesiog pabandykime atsisėsti į orią poziciją. Jeigu jaučiamės patogiai, galime užsimerkti. Jeigu nesinori, tiesiog galime nukreipti savo žvilgsnį žemyn, šiek tiek priešais save. Dabar galime įsisąmoninti savo kūną kaip visumą. Toks, koks jis yra šiuo metu. Pabandykime įsisąmoninti ir atskiras kūno dalis. Kojas nuo pirštų galų iki dubens. Dubenį, liemenį, nugarą. Įsisąmoninkime savo pilvą, krūtinę, rankas nuo pirštų galų iki pečių, savo kaklą, galvą. Ir vėl galime įsisąmoninti visą savo kūną kaip visumą. Leiskime sau priimti visus kūno pojūčius, kad ir kokie jie bebūtų šiuo metu, nesistengiant nieko pakeisti. Gali būti, kad šiuo metu pojūčių jokių nejaučiu. Tiesiog leiskime sau tai priimti, kaip yra šią akimirką. Dabar galime pramankštinti savo kvėpavimą ir pabandyti nukreipti dėmesį į jį. Tiesiog tai bus kaip dėmesio tam tikras pramankštinimas. Galime pabandyti išsirinkti vietą, kur stebėsime savo kvėpavimą. Tai gali būti nosies šnervė, viena, kita arba abi. Galbūt norisi savo kvėpavimą stebėti gerklėje, kakle, krūtinėje ar pilve. Leiskime sau išsirinkti tam tikrą vietą ir kurį laiką tiesiog pastebėkime savo kvėpavimą ir visus jo sukeltus pojūčius. Galime pastebėti visas 4 kvėpavimo ciklo dalis. Įkvėpimą, pauzė tarp įkvėpimo ir iškvėpimo, kad ir kokia trumpa ji bebūtų.
iškvėpimą, pauzė tarp iškvėpimo ir įkvėpimo, kad ir kokia trumpa ji būtų. Tiesiog leiskime savo pastebėti savo kvėpavimą. Įkvėpimą ir iškvėpimą. Galbūt galime pastebėti, kaip tam tikros kūno dalys išsiplečia įkvėpimo metu. Galbūt galime pastebėti įkvėpiamo oro temperatūros skirtumą. Tiesiog pabūkime akimirką sutelkę dėmesį į savo įkvėpimą ir iškvėpimą. Dabar galime perkelti savo dėmesį prie klausymo ir garsų stebėjimo bei jų įsisąmoninimo. Leiskime savo tiesiog pasiklausyti visų garsų, kad ir kokie jie būtų. Galbūt garsai patalpos viduje ar už patalpos ribų. Galbūt galime išgirsti tam tikrus garsus savo viduje. Ar mūsų pačių kūno sukeliamus garsus šiuo metu. Nereikia stengtis specialiai ieškoti garsų ar juos kažkaip sukelti. Tiesiog leiskime savo juos pastebėti. Pasistengime niekaip jų nevertinti, neįvardinti. Tiesiog priimkime garsus kaip sensorinius pojūčius. Galime pabandyti tiesiog įsisąmoninti tų garsų aukštumą, garso stiprumą ar tembrą. Galime pabandyti tiesiog negalvoti apie garsus, o tiesiog juos girdėti ir įsisąmoninti. Galime pabandyti tarsi susijungti su jais. Jeigu pastebime, kad mūsų mintys nuklydo nuo garsų stebėjimo, padėkokime sau, kad esame dėmesingi ir kai tik būsime pasiruošę, švelniai grąžinkime savo dėmesį prie garsų stebėjimo. Dabar, kai esame pasiruošę, galime leisti savo dėmesį perkelti prie minčių stebėjimo. Tiesiog pastebėkime savo mintis, atsisakydami jas vertinti ar kažkaip į jas reaguoti. Galime pabandyti stebėti savo mintis, tarsi vaizdus kino teatro ekrane arba
televizoriaus ekrane. Tarsi matytume savo mintis šiek tiek atsitraukę ir žiūrėdami iš šono. Galbūt savo vaizduotėje galime stebėti mintis, tarsi debesis praplaukiančius danguje. Arba tarsi lapus upėje. Vienas lapas, viena nuplaukianti mintis. Jeigu kurios nors mintys sukelia stiprias emocijas, tiesiog pasistenkime jas priimti. Nesistenkime nuo jų išsivaduoti ir vėl švelniai grąžinkime dėmesį prie minčių stebėjimo. Galime pastebėti, kaip mūsų protas tarsi gamina vieną mintį po kitos ir jos keičia viena kitą. Jeigu mes prie savo minties neprisirišame, nepradedame ją reaguoti, vieną mintį tuoj pat pakeičia kita mintis. Leiskime savo įsisąmoninti tai, kad kartais mintys sukelia mums tam tikras emocijas ar fizinius pojūčius, į kuriuos pradedame reaguoti aversiškai. Atsisakykime tai daryti. Tiesiog priimkime viską, ką patiriame ir leiskime tam būti. Būti ir praeiti. Viskas, prie ko neprisirišame ir nereaguojame, greitai praeina. Dabar galime perkelti savo dėmesį prie emocijų stebėjimo. Tiesiog galime įsisąmoninti savo emocijas, leisti sau pripažinti bei priimti jas, kad ir kokios jos bebūtų. Galbūt galime sau leisti pabandyti savo vaizduotėje stebėti emocijas tarsi iš šono. Tarsi žiūrėtume pantomimos vaidinimą. Jeigu pastebite, kad jūsų dėmesys nuklydo nuo emocijų stebėjimo, tiesiog padėkokite sau už savo dėmesingumą ir švelniai grąžinkite savo dėmesį prie emocijų stebėjimo. Specialiai emocijų kurti nereikia. Tiesiog priimkime ir pripažinkime tai, kokios jos yra šiuo metu, specialiai jų nekeičiant.
Dabar gal galime sau leisti atsiverti taip vadinamam atviram dėmesingumui. Galime pabandyti leisti sau pripažinti ir priimti visas patirtis, kurios pasiekia mūsų smegenis. Kūno pojūčius, kuriuos šiuo metu jaučiu, galbūt ir nejaučiu. Tiesiog priimti tai, kaip yra šiuo metu, specialiai nieko nekuriant. Kvapus, garsus, mintis, emocijas, impulsus veikti, viską, ką patiriame. Tai tarsi atsivėrimas be pasirinkimo, įjungus smalsumą ir naujoko protą. Pabūkime su visa patirtimi, kurią įsisąmoniname, atvėrę savo protą. Dabar, kai esame pasiruošę, galime susiaurinti savo dėmesio lauką iki kvėpavimo ir jo sukeliamų kūno pojūčių. Tiesiog leiskime savo akimirką pabūti su savo kvėpavimu. Padėkokime sau už pastangas, kad skyriau laiko sau, savo kūnui, savo protui, už savo geranoriškumą. Jeigu norisi, galime save apkabinti mintyse arba iš tiesų. Ir kai būsime pasiruošę, galime grįžti į aplinką, kurioje esame.